Degustatorius gal patinka labiausiai. Sirelį, jeigu. Čia tau padarė. Iškep. Dėkui. Jokiais būdais neimk jokių narkotikų. Čia tas ežiukas, kur padūrė tave. Šiuo ežiuku. Yes. Bet pasitą matai lapų prikrytę. Sveiki atvykę kitą epizodą antro sezono. Ne. Čia pralauš vien ne. Ne visada turi būti gražus pašnekovai. Ne kiekvienoje laidoje. Tik šitoj užteks. Nereikia kitose. Ir pas mus atėjo žinomas žmogus, Antonuelis Kislekas. Tiki? Ir mes beje panašus, aš žydus, o tu Jeruzalėje gyventi. Taip, taip. Gerai, kad ne arabas, nes norėtum išmest mane iš ten. Gerai, kad ne per tunelį atėjai. Negali žinot. Čia vienintelė laida, kurioje dar nebuvai, tai kaip jauties? Dar ne vienintelė, bet jaučiuos puikiai. Bet užsižymėsiu, aš turiu namie tokią didelę sieną, kur turiu nueit. Į dviračio žinias dar bandau, bet neįma tenai. Ir norėčiau iššok su manim dar. Bet ne iššok dalį, tik su manim, su kažkuo. Šiaip tave galima daug epitetų pavadinti, profesijų, komikas, rašytojas, degustatorius, influenceris gal net, kažkiek influenceris, Eurovizijos apžvalgininkas, taip. Plastelinas ir kas labiausiai patinka tau iš tų, ką jau sakytum, kad čia? Degustatorius gal patinka labiausiai. Nes tai, ką degustuoju, man nerašo komentarų jokių piktų ir neatsakinėja nieko, tai man patinka. Šiaip sirelių nesimėgėjęs tikriausiai. Iš šitų, kur padėti ant stalo, tai nelabai, bet tas karums pats paskutinis, tas geriausias. Ja. Nes mes šitą atnešim tokį sirelį, jeigu čia tau padarė. Iškep. Dėkui. Čia su aguonomis, bet net dabar galiu atidaryti sirelį? Jo, nes pasikalbėjome prie sirelius, čia sirelius. Gali net toks aguonų kvapas. Čia hipsteriai, matai, kaip jie... Pavosti kaip kvapas tau. Kai jie mėgsta pakuotis, kai jis ten koinis pardavinėt skardinės, tai čia sirelį padarė. Mus remia šitie sireliai. Kokia realiai yra ta profesija? Bedarbis, aš neturiu darbo. Aš išsigalvoju tiesiog. Freelanceris. Galima sakyti. Aš kitas debilas esu. Iš Ramanauskas skečio, tik barzda neauga man. Aš išsigalvoju darbą, aš neturiu darbo jokio. Man būna, sako, gali kažką juokingai parašyti ir tada būna, sako, gali Kario akademijai reklamą. Galiu, pasirodo, galiu. Tai... Ten daug nereikia gal rašyti. Na, jie tą su ginklais kažką... Viskas. Taip. Šiaip visur mėgstėt, rodais visur. Taip. Nefiltruoji, kur neit. Filtruoju. Kur Kvietė iki atidarimo parduotuvės. Tu sutikai jau čia, ne? Ne. Kvietė, tai atsisakinėjau. Niekur į Delfį neinu. Ir kvietė dar kažkur, bet dabar neatsimenu. Bet jo, šiaip daugiau sutinku, negu nesutinku. Nes noriu palikti pas savęs daug abejotinos kokybės turinio tiesiog. O iki kvietė taip tiesiogiai ar tiesiog buvo lapas ant parduotuvės ateikite atidarimą, tu priėmė esmę. Ieško darbuotojų buvo parašyta. Iki pardavinėjo Matijo Šaičio lasdelės kaip savo, tai nepirkit tenai. Ne.
Nice, super. Man keista, nes tu šiaip nerodai savo asmeninio gyvenimo, tavo Instagram'e 0 postų ir LinkedIn irgi, tu dar laisvės tavo dirbi LinkedIn, neatsinaujinis, gal ir dirbi, aš nežinau. Jo, nepašalinau dar. Tai va, tokiu gaunas, kad eini visur šnekėt, visur Jo. rodais, bet šiaip iš socialinių tinklų atrodo introvertas. Nes aš nelabai moku naudotis jais ir aš niekad nenaudau socialinių tinklų, kad apie save papasakot. Pavyzdžiui, kiam Facebook'e, kur jau nežinau kiek metų turiu, aš apie asmenį gyvenimą ten nerašau niekad. Tiesiog bairiai būdavo. Biški kontentą. Tai man atrodo, žmonėm nelabai turėtų būti įdomu, ką aš nuveikiau šiandien, nebent man pačiam įdomu tą parodyti, bet daugiau tai ką aš, kokį šampūną naudoju. Šiaip gerą naudoju, gerą iš tikrųjų naudoju, bet nežinau ką. Nežinau, aš šiaip turėjau Instagram'e 700 postų gal daugiau. Ir vieną dieną tiesiog snapinau ir didžią dalį ištryniau, bet kelis tiesiog užraidinau. Ir verkiai? Prieš tai verkiau po to. Jau užraidinau viską jau. Nebenoriu aš postą. Kažkas tokio buvo. Panašiai, tik rusiškai. Nusiekė žilva, dabar reikės iškirptis, negali juoktis čia. Tavo pagrindinis, gal dabar mažiau dalies užima tavo pagrindinis darbas kitiem rašyti, tu ghostwriteris. Ir anksčiau daugiau titras ir likdavai. Kaip nusprendai, kad pabiškai rodytis nori? Ką žinau, pabandžiau ir pavyko tiesiog kažkaip. Nu kaip pavyko, 3 metus iš komentarų skaičiau, kad nelabai sekasi, bet po to perlūžu po 4 metų. Nes kai kvietė į PVŠą, tai labai ilgai kalbinėjo ir gali dar pažiūrėti, nėra dingęs. Nu ten ne pirmas, ten antras epizodas, nes pirmas neįsirašė. Tai aš tam epizode sėdžiu dar labai kūdas, koks perpus mažesnis negu dabar esu, su iki Maike. Ir sakau, mane kalbino, bent porą mėnesių eit, gal ilgiau. Atėjau, pavyko. Ir kažkaip tempiaus ir neblogai visai sekės. Bet dabar rašyti prašiau jau moku. Biškai didesnė dalis smegenų pizdėlinimas tiesiog užima, tai... Ar tai nugalėjai baimės kažkokius? Buvo baimė, kad ne. Tai tas pačias baimės dabar yra, kad niekam neįdomu ir ką aš čia blėt šneku. Tai tos pačios, bet tada pasiklausai kitų žmonių, paskaitai kai kurios geresnius komentarus, blogų aš neskaitau, aš skaitau tik gerus, aš pasižiūriu, ar blogas aš neskaitau tada. Ir pasižiūriu, tai ir aš manau, kad įtikina mane. Tiesiog. Tai pradėjau kramtyti. Tai viskas, pakremtyk aš tikėjus. Ar jauties atsakingas už dalį šūdino turinio internete, nes daugam rašiai? Jo, nu čia irgi toks klausimas. Labai man juokinga būna, kai žmonės kartais pakomentuoja, jeigu būna kažkas juokingo ir pavykusio. Oi, kaip gerai, čia Kislekas rašė tikriausiai. Dabar juokinga išėjo Laurijos Dragūnaitės laida, pažiūrėkit būtinai. Ir Jasaitis rašė. Nu, ne tik Jasaitis, kitas dar kolega Laurinas, labai talentingas žmogus. Bet komentaruose buvo, kur, blemba, žiūri, gerai laida, čia Kislekas sugalvojo. Ir yra tokia legenda, prie kurios aš neskaitau, kad aš prisidėjau. Labiau kiti žmonės. Bet kad jeigu kažkas yra pavykusio, tai čia aš sugalvojau, bet yra labai daug šūdo, nejuokingų ir prestai pavykusių dalykų, kurie nuėjo prestai. Ir aš negaliu sakyti, aš sugalvojau, bet aš parašiau juos. Tai. Gal jos blogai deliverino? Čia mano didžiausias yra, kur aš šito darbo didžiausias minusas, kad tu negali suvokti, ar tu esi geras ar ne, nes tu gali parašyti kažkokį šūdiną dalyką ir duosi jį labai talentingam žmogui ir bus juokinga. Ir tada tu gali duoti labai gerai parašyti dalyką, bet žmogus nemokės ar papasakot, oi blemba, tu nuo tų surelių labai. Ar perteikt ir tada gaunas, kad nejuokinga, bet aš ir tą parašiau. Ir labai sunku įsvertinti yra, tai aš kažkaip
dabar jau mokaus dar daugiau vertinti ne tik tai, ką aš sugalvau, bet ir kur eina žmogus, ką jisai ten pasakoja ir koks yra kontekstas. Bet jo, esu dalinai biškiai atsakingas už šūdą turinį. Tai. Koks mėgstamiausias skaičius tavo? 2. Kodėl? Nes Nes tiek eurų kainavo šitą užsklandą. Dėl to gal. brangiausia čia yra ta markerio raidas. Nesamdėm grafitiorų. Tai vėl nežinau, pohas. Ar gali sakyti, kad podcastai yra tavo pašaukimus? Ne. Aš nežinau, koks mano pašaukimas. Podcastai tiesiog yra labai lengva. Tu atsisėdai, tiesiog šneki labai daug, labai ilgai. Ir tada kažkam patinka, o kažkas sako šūdas. Bet tu neklausai vis tiek, tu darai, kol yra kažkokių, kol tau patinka, kol tau fainai, kol ten yra pinigų. Toks aš kaip parazitas toks labiau. Išnaudoju ir kai suvalgai viską, tada išeina. Gal tavo pašaukimas yra kisliakai, nes taip šaukti. Čia toks. Daug kas sako, aš ir taip sakau, kad per daug podcastai ir kokia tavo nuomonė. Aš nemanau, kad per daug. Nuomonė. Ir aš manau, kad žmonės kalba, kad kada jau pasibaigs tie podcastai. Nepasibaigs niekada podcastai. Nes čia yra tiesiog, čia kaip sakyt, kada jau pasibaigs tie socialiniai tinklai. Nepasibaigs jie. Tiesiog atėjo, čia yra visiems prieinama, visiems patogu. Yra tie, kam patinka daryti, yra tie, kam patinka jos klausyti ir žiūrėti. Tai niekada nepasibaigs. Jų tikrai nėra. Aš sakyčiau, per mažai yra. Gal per daug apie komediją, gal. Per daug. Per daug pramoginių. Jo. Per daug susadaičių. Ne. Susadaičių kiek 2 buvo, kokie epizodai? Nežinau. Kaip manai, jeigu mes darytumėm podcastą, apie ką tai būtų? Stories vadinasi. Stories, ne. Nes aš manau, mums reiktų padaryti podcastą. Nes podas. Kaip manai, tilptų ant galvos tau šitas? Podcastas. Galiu užsidėti. Podcastas, pridėti vieną raidę ir podcastas. Galiu užsidėti. Gaila. Gerai, dabar toks tradicinis klausimas visų pokalbių. Kill, marry, fuck. Ką nužudytum, su ką pasimylėtum, ką vestum. Tai variantai Klajumas, Jankus ir Jasaitis. Gerai, kill, marry, fuck. Airdą nužudyčiau tikrai. Jeigu leistų dar kartą bet šiaip labai juokinga visose, kill, marry, fuck ir būna Airdas nužudo iškart. Čia tiesa yra. Darė komikų panas, daug buvo podcastų, kai jis buvo iškart nužudo Airdą. Čia pirmas atsakymas būna. Čia pirmas atsakymas būna. Tada jaučiu, manau, kad tuokčiau su Jasaičiu. Jisai toks atrodo, kur gali prevaidint. Jisai toks atrodo, kur aš su juo galėčiau ilgai labai gyventi. Su Klajumu tiesiog darytume labai negražų seksą 2 negražių vyrų. Bet tai įstringai mes darytume labai. Nes... Norėtum padaryti kada nors? Su Klajumu? Nes kitas klausimas biškas susijęs buvo su seksu. Kad jau pisos, supratau. Aš jau su jie mėgau, ne? Šitoks buvo? Ne. Ar manai egzistuoja paralelinė visata, kur mes ten belia kaip gerai sutariam, darom podcastą, mylimės? Ne? Mes dviese? Ja. Jo, egzistuoja. O Praeitą savaitę. 3 su Klajumu. Mes šiaip labai, aš jeigu dar barzdą užsiauginčiau, mes šiaip labai panašus. Atrodo, kad mus iš vienos tešlos sulipdė tiesiog skirtingi žmonės. Gali būt. Reikėjo daugiau investuoti ant juostelės, lipnes. Kaip tu šiaip... Neblogai. Tu šiaip Vilnietis, tu Vilniuje gimis. Taip.
Tai jau suformavo Vilnius. Taip. Bet tu toks žmogeliukas, Mane suformavo keptas maistas. Realus. tu toks žmogeliukas crazy, kad tu tiesiog mėgsti išeiti į gamtą ir mėgot. Taip. Atvirai, tai kažkaip, kaip tu pasirinkai, nes vis tiek Vilniuje augi sostinėje, bet labiau traukia gamtą, kodėl ne opimai ten visokie. Man tai atrodo, kad visus tą gamtą traukia, gal ne visi tiesiog žino, ne tai, kad žino, bet sugalvoja, ką veikti tenai, nes visiems patinka nueiti, tas pats opiumas eina į Kūdrų parką ir sėdi gamtoj, kur atrodo, kodėl nesisėdi tam klube, bet visi nori gamtai. Tai aš dar skautavau, kai buvau mažas labai. Ir pamenu, vieną kartą išvažiavau iš stovyklos, nes apsiverkiau labai. Prašiau, kad tėvai išvežtų, nes buvo vyresnis su manim, mūsų kaip ten burys gal vadinas. Labai juokėsi iš manęs. Ir aš sakiau, ne. Ir tada iškviečiau tėvus, bet Trakose buvo, tai netoli reikėjo važiuoti, išvežė mane namo. Labai aš dramatizavau labai stipriai. Kokia stovykla buvo? Skautų, bet labai didelė stovykla. Didelė, kad žmonės staresni? Ne, pati stovykla, buvo žmonių, tai 12 gal. Ne, buvo daug žmonių, ten kažkokie tautinė, 2009 metais gal dar. Karaimų gal kokį. Ir buvo Trakuose, tai išvežė mane. Aš žinai, kaip katinas būna, kai reikia daryti kažką, kniaukiu, nors nėra tai blogai iš tikrųjų. Labai pridramatizavau. Išvežė mane namo, o dabar, ką žinau, tiesiog faina nueit kartais tam miške pabūt. Palisėt. Na podcast'ą. Kaip tikras katin. Dabar su katinu turim problemų. Nes aš darau valgyti ir jisai ateina ir sako, miau. Ir aš žinau, kad jis nevalgo tą produktą. Katinai, tu nevalgai to produktą. Aš tai nuo vaikystės pažįstu auginu, aš Google skaičiau ir jis vis tiek miau. Nu, vaikystės fanas. Ja, aš sakau, jis ten miau. Ir aš duodu tą produktą, spaustu ir nubėgu. Ir toks. Ir aš toks. Tu paprašy, kai jisai valgo, gal jisai pasimokys. Gal. Šiaip, ar norėtum gyventi kaime? Jo. Nebuvai pasiruošęs atsakymų šitam. Ne, nes ten kas kaime yra sunku, nes ten daug R raidžių. Traktorius, arti, rūra. Bet pažiūrėk, kiek mieste daug. Ragana. Rekuperatorius, kur tu kaime matai, rekuperatorių nebūna. Kondicionierius, radiatorius, rėmai visokie. Bet aišku, kaime rabarbarai auga, tai. 2 raidės. 3. Čia, blėt. Kokie tavo žodžiai tau patinka? Pavyzdžiui, 3 top žodžiai tavo, kuriuos naudoji. Bet gerai pagalvok. Molekulė. Planeta. Ir Einšteinas. Gali vienam sakinį dabar pavartot, nes aš netikiu, kad čia tie žodžiai. Tai čia ne vienam sakinį. Pavartok vienam sakinį. Einšteinas atėjo į svečius. Atsiprašau. Einšteinas atėjo į svečius. Tikiuosi nenutraukiau minties tavo. Pavėlavęs ir jau nebeliko torto ir jis sako, gal bent vieną molekulę liko. Aš sakau, ne, šitą tortą jau nebėra visoje planetai. Geras, jau geras. Tai reiktų dažniau užsiimti šitais dalykais. Sakiniais, ne? Sugalvot sakinius, jo. Šiaip kaip nusprendėjai maištauti prieš R raidę, kodėl atsisakėjai jas, ar lindo Rolandas mokyklai prie tavęs, ar toj stovyklai trakasi tau kažkaip R raidę pakenkė. Man tiesiog man kai updatinosi visus, kai dėgė driveris, tai užstrigo, neįsidėgė pilnai. Bet nežinau, tiesiog nenorėjau už logopėdą mokėti ir prekeikė mane. Dabar už dietologą nenori mokėti. Nenoriu tikrai.
Jeigu nebent nemokamai, kas nors norit apsimti šituo kūnu, pakeisti jį į graikų dievą, galima kažką pamastyti. Graikų dievas Toronas. Ar toks dievas? Starulė. Už ką jis atsakingas? Starulė. Aišku, kad tu žinai. Okay. Šiaip naujas tinklas atsirado Tricoje, ne, bet kažkaip tau sunkiai ten sekas. Kodėl nebandai ten? Ar kad tavo tekstai irgi būna? Ar... Aš tiesiog protingą taktiką pasiėmęs, aš stebiu. Stebėtais. Stebiu ir tada, kai bus proga, įlysiu tada. Žinai, kai laukia tą perfect bairį, vieną įdėti tiesiog ir... Nes labai daug ateina naujų ir tada esi matęs, kai ateina ir, nu ką čia daugai postinam ir dingsta tada iškai po vieną postą. Tai aš manau, kad reikia tiesiog pastebėti, pasižiūrėti. Jei bus proga, tada, tu pats gaidys. Jo, kažkas tokio. Galvoju, va, taip pat. Šiaip kaip Trisen, gal jau čia kalbėt kokiam podcast'am, bet aš kaip nežiūriu podcast'ą. Ir pats nedarau, tai kaip Trisen nusprendė daryti. Aš neminėsiu vardais, bet kaip Trisi, kaip su Mikčiam ir su protiškai atsilikusiu pradėjo daryti podcast'ą. Na, jis pirmą Viktoras nemykčia. Ir tada atsidūrė... Čia, nežinau, čia gerai. Viskas, bet pagalvok, pavyzdžiui, visi dalykai, kurie padariau gyvenime, iki čia atvedė mane. Ir tave irgi. Gimiai Biržuose, normaliam mieste, viską turėjai, viskas gerai buvo. 50 metų praėjo ir tu čia dabar atsėdai. Valdžios neturėjau, nes neišrinko manęs. Tai esi pasipiktinęs? Tavo dabar naujausias arkliukas yra raustai. Kur tu... Jis nelabai naujausias, bet... bet... Sudalyvavau pirmą kartą. Raus betlai. Taip. Kaip jauties, ar tavo visą gyvenimą patiko tyčiotis iš žmonių? Jo. Ir dabar pinigų gausi. Dabar irgi patinka, bet dabar galiu užsidirbti ir nieks negali man sakyti, o, tyčias iš ten silpnesnių už save. Dabar čia pramoga yra. Aš aišku, iš stipresnių negaliu tyčiotis, jie stipresnį tai. Prieš Laurą gerai buvo, man lengva prieš Laurą buvo. Prieš Visicką irgi, jis nesmurtaujantis toks. Jeigu prieš Garšvą reikėtų kovoti, pizda man būtų jau. Yra tas. Nebaisi ten, kokį Jasaičio kažką pastum, ką padarys Jasaitis. Tau pasiskūs. Tai 100 žmonių žiūri, nes... Su plaukais. Trenk su plaukais savo. Arba Legui pasiskūs. Mėgsti, patinka tavo Legus? Mėgstamiausias gyvūnas tavo 3 priežastys, kodėl mėgstamiausias? Katinas. 3 priežastys, kodėl? Nes miau, mur ir... Ok. Priimam šitą atsakymą. O kas nėra? Čia jau aš sakau. Aš nebeturiu klausimų daugiau. Pabaigai toks asmeninis klausimas, nes daug nešneka apie asmeniškumus. Tai šiaip su draugai gyveni. Taip. Ir šunį turit. Taip. Ir koks jausmas, kai reaguotume į vieną dieną grįžti namo. Ir... Jie apsikeitė vietom ar kūnais? Ir visur ten primyšta, prišykta, pagalvės išdraskytas, o tu buvai su šunim išėjęs. Gal gerai, kad į pabaigą jau čia einam. Pabaigai dovanėlė nuo mūsų visas kūrybinės grupės. Čia tik brolius tavo nėra daugiau žmonių. Tai toks... Aišku, tokie laidai tiek reikia tos kūrybinės komandos. Toks ežiukas, nes aš irgi turiu ežiukų. Taip. Dabar... Ir dabar 2 ežiukai, va. Va, 2. Va. Tai va... Ir mes 2 eurai biudžetas kainavo laidos. Šitas gal ramesnis, šitas toks nenaudėlis labiau, tai kadangi dabar 2 abu turėsim... Pažiūrėk, vaiko gimtadienį tortą padariau. Surrealiai patinka vaikam, va. 2 metai sūnui, va. O, kaip puikiai laikos dar palauk. Blet, neturiu degtukų. Uždegt, va. Nu, jeigu nevalgysi sūnau, tėtis suvalgys tortą tokį. Man patinka, kai žilva jokia. Aš jau laimėjau šiandien.
Tai va, tavo ežiukus dovanų. Dėkui. Ir mes galėsim būti draugai susitikti ir su ežiukais. Ačiū labai. Tai tiek šį kartą ir prenumeruokit mūsų Contribui. Ir... Prenumeruokit PVŠ Contribui ten. Galiu pareklamuoti. Ja, nu jūs vis tiek tik 40 000 uždirbat per mėnesį. Ką čia aš Bet čia tik greimalis, mes tai negaunam nieko. Tai... Ne, jokauju, paremkit Žilviną, aprenkit Žilviną, pamaitinkit Žilviną. Ne, maitin nebereik. Nebereik maitinti jau. Tai- Primaitino fanai. Tai dėkui, ačiū. Bet tiek mažai žmonių žiūrėjo, kaip tu išaugai toks iš tiek mažai žmonių žiūrėjimo? Okay. Kaip žydiškai reikia atsisveikinti? O, visiškai. Blet, idealiai gavos. Pabaiga tikrai gavos labai gerai. Super. Jokiais būdais neimk jokių narkotikų.